Jau, Robertai, kažkaip matosi energijos daugiau treniruotėj. Pavyko ją atgaivinti kažkaip? Pasisėjom po laisvos dienos, manau, vis tiek. Darom gerą pamoką. 2 varžybos pralašėm, kai vos išėjom, tai dabar jau kaip bandysim tą šansą išnaudoti, tai jau turim antrą šansą kažką nuveikti. Tai jau didesnis susikaupimas, susikoncentravimas, nežinau, manau, iš visų jaučiasi toksai, kad žaidėjai, kad jau nebėra kur trauktis, nebebus, kad gali pralošti dar 2 ir vienas išlošti išeit dar į kitą etapą. Bandysim viską nuo pat pradžių. Susikaupimas jaučiasi, o įtampa? Jaučiat įtampą? Įtampa visada yra, prieš kiekvienas varžybas jaudulys, įtampa kažkokia, bet manau, natūralu, bet tikiu, kad mes ją nugalėsim ir paprasčiausiai išeisim žaisti tikrai taip, kaip pasiruošę, ne taip, kaip lošę. O Robertai, radot atsakymus, kodėl 11 kelinių Vroclave žaidėm ne krepšinį, o kažką kitą? Tų atsakymų labai daug, bet manau, pagrindinis toks, kad paprasčiausiai nelošėm. Iš daug mažų detalių susidarė viena ta, kuri mes nesužaidėm taip, kaip turėjom, bet čia viskas, atidant ir kamuolius po savo krepšiu atidodant ir blogai ginantis, bet manau, pagrindinė tokia buvo, kad mes savo gynybos neatlikom taip, kaip ruošėmės. Apie pirmos varžovus, Robertai, Slovėnus. Mes prieš visų lošėm. Manau, kad galima su jais lošti ir išlošti tikrai paėgi komanda, bet įveikiama. Ir mes tai jau, kaip pasakyti, padarėme ir manau, kad tai šansai. Turim pasitikėjimą ir bandysim įveikti. O pasikeitė Slovėnų žaidimas nuo tų draugiškų varžybų ir čempionate? Nemačiau nei vienų varžybų po to, kai lošiam draugiškas, taip kad negaliu nieko pasakyti, bet šiandien pažiūrėsim ir pamatysim. Aišku, jie gal įėjo geresnę formą, bet tikiuosi, kad ir mes dabar jau paimsim geresnę formą. Robertai, žaidėt su Nachbaru vienoj komandai, ar kalbėjotės, kaip jį stabdyti, nes jis vienas svarbiausių žaidėjų yra ten Slovėnijos? Žinoma, kad žinau vis tiek jo stipresnis, silpnasis ir tas vis tiek visus metus praleidom kartu, taip kad tikrai patarimų, kas įdengs, negalės, pasakysim viską. Ta psichologinė būsena komandos, kokia yra dabar? Kapitoną, akim žiūrint. Jis yra, kaip pasakyti, atmosfera komandai yra labai gera. Tikrai, žinok, būna pralošia komandos varžybas ir pusarį pradeda nesutarimai, bet viskas idealiai, nežinau, paprasčiausiai reikia dar didesnės ugnies. Manau... Next to training is closed for medias. Attention please. Next to training is closed for medias. Salė visai gera, aš nežinau, nauja visiškai. Nėra čia ko norėti, visiems vienodos sąlygos, salė nauja, ko dar galima norėti. Bet gal geresnė bus už Vroclavą? Tai jau tikrai, kad tikimės. Ačiū.